ši diena yra tikrai ypatinga, nes jinai rodo mums visiems iš tikrųjų tą pasaulio ir Lietuvos kultūrų įvairovę. Matėt, čia šitam klipe, kiek daug spalvų ir kiek daug įvairovės, kokių rūšių yra tradicinės kultūros. Šią dieną mes visi kviečiami iš tikrųjų gilintis į tradiciją, susipažinti su tradicija ir taip pat galbūt supažindinti kitus. Mūsų tema šiandieną šiaudiniai sodai ir tai visai neatsitiktinai, todėl kad lygiai prieš metus šiuose namuose Valstybės pažinimo centre mes atidarėme parodą Kalbantis, kabantis sodai. Ji išbuvo Valstybės pažinimo centre lygiai metus ir sulaukė gal daugiau negu kelis tūkstančius lankytojų, vaikų, mokinių, suaugusių ir taip toliau. Šios parodos rengėjai buvo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Valstybės pažinimo centras. Tai kasgi yra tie šiaudiniai sodai, kurie prieš 2 metus, 2023 metais, buvo įrašyti į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ar tai yra tiesiog gražus objektas, ar tai yra puošmena, ar tai yra amatas, ar tai yra žinios, o gal tai yra apeiga, gal tai yra simbolių visuma. Ir turbūt atsakymas yra vienas, tai turbūt yra viskas viename. Ir kaip juos skaityti, kaip tuos simbolius suprasti, tai aišku, mes visi turime pirmiausiai susikurti tą asmeninį santykį su sodais. Tai jūs šiandien atėję į šią parodą, kiti mokiniai arba mokytojai, kurie stebi ir dar nekarto galbūt nečiupinėjo to sodo, nedalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kviečiami tai padaryti. Ir šiandien pirmas galbūt pirmoji pažintis jums. Mūsų paroda jau po šio sekmadienio, sekmadienis bus paskutinė diena, iškeliauja į Lietuvos etnografijos muziejų Rumšiškėse ir ten galbūt pakvies aplankyti ją ne tik tai Lietuvos kitų miestų lankytojus, bet ir kitų šalių svečius atvykusius į Lietuvą. Bet tuo, kuo ypatingai norime šiandien pasidžiaugti ir galvojam, kad šios dienos, Tarptautinės nematerialaus kultūros paveldo dienos proga, tai yra dovana visiems Lietuvos tradicinė kultūra besidomintiems žmonėms, tai yra tai, kad ši mūsų paroda taip pat persikelia į virtualią erdvę. Tai yra paroda Kalbantis, kabantis sodai, atsidūrė 12 garso ir vaizdo pasakojimų, atsidūrė virtualioje aplinkoje ir tai vadinasi portalas šio Valstybės pažinimo centro sukurtas Pilietiškumo mokykla. Tai yra 12 kontempliatyvių, meditatyvių, interaktyvių, labai vizualių pasakojimų, kuriuos tikrai labai kviečiame išgirsti, paklausyti ir tuo pačiu šiek tiek prisiliesti prie šiaudinių sodų tradicijos. Taigi, o šiandieną 3 pamokos eksperimentai. Iš tiesų, ar įmanoma įtraukti kūrybinės dirbtuvės į pamoką fizikos, matematikos, kai mes stebime tas nuostabių sudėtingų konstrukcijų puošmenas, mes aišku, kad matom tą gausą geometrijos, tą formų gausą. Tai jinai tikrai negali nestebinti ir mes pažiūrėsim, ar tai iš tiesų gali būti puikiai medžiaga pamokose. Na ir, žodžiu, drąsiai dalyvaukite, užduokite klausimus, tikiuosi, kad ir stebintiems už ekranų tai patiks. O prieš pereinant į rimtesnę tą jau pamokinę dalį, labai noriu pakviesti, išklausyti vieną iš šios parodos sudėtinių dalių, vieną garso pasakojimą, kuris yra būtent skirtas figūroms ir figūrų simbolikai. Kągi jinai reiškia soduose, ką reiškia trikampis, kvadratas, rombas ir visos kitos figūros. Man labai patinka, kad soduose daug geometrijos. Gal todėl, kad esu pagal profesiją matematikos mokytojas. Tikslumas ir erdvinis mąstymas prie širdies. Kai imuosi verti sodą, iškart mintise matau jo konstrukciją, susijungiančias formas, proporcijas, simetriją. Aš tai nemanau, kad sodų geometrija tik matematikams ar tiksliųjų mokslų gerbėjams. Man regis, tobulų proporcijų, formų žmogus ieško visą savo gyvenimą. Net jeigu jo gyvenimas chaotiškas ir tvarka nepasižymintis.
Aš tik sakau, kad galbūt sodų rišėjai turi įgimtą polinkį kurti tobulas ir sudėtingas geometrinės struktūras ir tai jiems teikia malonumą. Gal ir teisybė. Man, pavyzdžiui, artimiausias oktaedras arba aštuoniasienis sodas. Tai yra 2 keturšlaitės piramidės sujungtos bendru keturkampiu pagrindu. Daugelį kultūrų trikampis piramidė yra dvasios, o keturkampis žemės, materijos, stabilumo, tvarkos simbolis. Trikampio ir keturkampio sąjunga simbolizuoja dvasios ir materijos visumą. Taip. Kūgio piramidės forma yra labai archaiška ir sakrali. Piramidė asocijuojasi su šventuoju kalnu, žemės ir dangaus jungtimi, šventąja trejybe. Bet žemyn nukreipta piramidė taip pat reiškia moteriškai pradą, vandenį, žemę, vaisingumą, derlių. O į viršų nukreipta piramidė – ugnies, dangaus, kosmoso, saulės, vyriškumo ženklas. Kartais viršutinė ir apatinė piramides sodų rišėjai sujungia į vieną taisyklingą kubą, bet aš visuomet palieku tarp piramidžių atvirą tarpą. Tai mūsų žemiškojo pasaulio erdvė. Joje vyksta gyvenimas. Šokyje sukasi nuotaka ir jaunikis, lopšelėje miega kūdikis, čiulba paukšteliai, ganasi žirgeliai, iš velykinio margučio ritasi gyvybė. O kartais toje erdvėje tik vienas gyventojas, į žemę nužengęs dieviškasis sergėtojas, agradnykas, mūsų žemiškojo gyvenimo sargas. Šitą piramidės erdvę priemina 4 ašys, žyminčios 4 pasaulio kryptis – šiaurę, pietus, rytus, vakarus. O gal ir ne pasaulio šalis? Gal 4 stichijas – žemę, orą, vandenį ir ugnį? Kartais reikia labai įsižiūrėti, kad pamatytum, kiek daug figūrų sode, piramidžių, kubų, kūgių, apskritimų. Jos kaip erdviniai galvosūkiai arba paslapčių dėžutės, kurios sudarytos iš mažų ir dar mažesnių viena į kitą įstatytų narelių. Arba, kaip viena bičiulė rišėja sakė, iš kamaraičių. Man rombas tobula forma, kaip ir mažiausioji sodo dalelė, reketukas, nuo kurio pradžiamokslio visi norintieji sodus rišti pradeda. Rombas beje taip pat turi savo simboliką. Tai judėjimo, vyksmo, žemės ir ugnies simbolis. Per stebuklą Lietuvoje išliko rytininiai arba dar kitaip bočkiniais kupiškėje vadinami sodai. Ovalas – apskritimas, žmogaus sielos apsaugos, kiaušinio, gyvybės ir atgimimo simbolis. Jis reiškia amžinybę, išmintį, viltį. Taip, kaip jokia forma neatsiranda be tikslo, prasmės ir reikšmės. Taip ir žmogaus gyvenimas, manau, šioje žemėje turi tikslą.